tai evoliucijos sprendimas sukurti tokias smegenis. Kai vystėsi kognityvinės smegenys, atsirado autistiškos smegenys ir ADHD. Tai intelektas ir socialinis adaptyvumas arba mokėjimas prisitaikyti ir veikti visuomenėje yra du skirtingi dalykai. Kai moteris su ADHD pagimdo, tai 3 kartus yra didesnė rizika turėti pogimdyvinę depresiją, nes jos estrogenas nukrito ir jos ADHD tiesiog bujoja. Tai yra didžiulė apkrova. Ir kas yra liūdniausia man, kad mamos augina vaikus to nežinodamos ir jos galvoja, kad su manim kažkas negerai. Aš esu bloga mama, aš nepakankamai myliu savo vaiką. Mes negalim. Ką mes darom? Mes duodam vaikam vaistų tam, kad jie išbūtų ten, kur jiem nepatogu. Nors ten yra irgi ir genialūs protai. Ten ir Einšteinas, ir Edisonas, visi toj mokykloje auga. Tai nenuslopina? Tai nuslopina. Žiūrėk, vyrauja nuomonė, kad ADHD vaikystėje yra pagydomas. Tai nėra liga. Tai yra genetinis paveldimas smegenų veikimo principas. Už erdvę filmavimams dėkojame Sofų salonui Mano Sofa. Arte Laurita – vienetiniai rankų darbo švarkai. Kas yra ADHD? Tai yra smegenų veikimo principas, ypatumas, neurologinis, tai tiesiog apibūdina, kaip veikia smegenis. Jos veikia skirtingai pas visus, tik tai galim kažkaip sugrupuoti, kad yra autistiškos smegenis ir yra ADHD smegenis. Tiesiog. O vat labai dažnai autizmą painioja su ADHD. Tai aš žinau, kad autizmas gali turėti ADHD, neretai ir turi, bet nebūtinai, ar ne? Aš labai noriu išsklaidyti šitą mitą. Mums labai svarbu žinoti savo neurotipą. Tai mes dabar jau pradedam kalbėti apie tai, kad tai yra neurotipas. Ir kokios tos smegenys yra, jos yra labai įvairios. Kaip ir mes, mūsų plaukai, akis, visos, ta prasme, mes unikalūs, ne? Kai kalbam apie akis, jos gali būti ir tokios, ir tokios, ir tokios spalvos, ir kažkaip ten visaip skirtingai. Taip ir smegenys, jos yra unikalios ir vienas apibūdinimas jų neapibrėžia. Tai gali būti autistiškos smegenys ir šalia to dar turėti tuos vadinamus komorbidinius tokius sutrikimus. Tai 80% autistiškų žmonių turi ADHD, turi OCD, turi kažkokių kitų dalykų. Aš taip paprastai sakau, jeigu yra bazė ADHD, tai 40% tikimybė, kad tu gali turėti autizmo. Dar didelė tikimybė, kad obsesinį kompulsinį sutrikimą, disleksija, dispraksija. Žodinam, kas yra obsesinis? Tai yra, pavyzdžiui, aš turiu šitą dalyką ir aš niekada gyvenime nežinojau, kaip ir nežinojau, kad turiu ADHD, bet jeigu aš pamatau kažkokį trupinėlį, mane erzina, aš turiu jį patraukti. Ir tu nenurimsti, kol to nepadarai. Taip, ir tai yra stiprumas. Ta prasme, aš gyvenau visą gyvenimą ir tai niekada man netrukdė gyventi. Bet, tokios gali būti įdomios situacijos, kai aš ten paauglė važiuoju kažkokiam viešajam transporte ir matau kokį vyruką su juodu paltu ir pamatau, nežinau, baltą plauką. Tiesiog, aš turiu jį nuimti, bet mes anksčiau nežinojom, tai mes daug kas turim tokių dalykų, tik mes nežinojom, kas tai yra, kaip tai vadinasi ir aš kai pradėjau domėtis, aš supratau, kad aš turiu. Jeigu aš ateinu, matau paveikslą kreivai kalbantį, aš negaliu su žmogum kalbėti, kol aš jo nepataisau. Taip. Aš žinau, kad, aš atsiprašau, kad pertraukiau, jeigu šiek tiek grįžtant prie autizmo spektro, tai sveikas žmogus turi autizmo iki 4%, kiekvienas, ar ne? Kad šiek tiek legalizuoti šitą temą ir pabandyti pasižiūrėti kitų kampų, ne kaip susirgimą, sutrikimą, bet kaip neuroįvairovę. Ir aš skaičiau knygą Treniruokite smegenis, kurioje labai fainai yra sakoma, iš kur kilo ADHD. Tai ADHD senais laikais turėjo medžiotojai. Hunters and farmers. Taip. O fermeriai tai tie neurotipiniai. Tai tiesiog ADHD gali būti labai didelių privalumų. Taip, bet man iš karto iškliuvo, kad sveikas žmogus, mes esame absoliučiai sveiki. Tai nėra susirgimas, tai nėra liga, mes neturim gydymo, tai yra paveldimi dalykai. Tiek autizmas, tiek ADHD paveldimumas yra virš 80%. Tai eina iš kartos į kartą. Ir aš esu dabar organizavus kelias tokias didžiulės konferencijas ir ten kalbėjo labai faini pranešėjai ir viena neurologė. Jos paskaita man ypatingai patinka, nes jinai kalba būtent apie tai, kaip atsirado, kad tai atsirado evoliuciškai, tai evoliucijos sprendimas sukurti tokias smegenis. Kai vystėsi kognityvinės smegenis, atsirado autistiškos smegenis ir ADHD. Tai nėra kažkokia evoliucijos klaida, sutrikimas, liga ar kažkas, tai mes
taip suformavo gamta mūsų smegenis tam tikrom aplinkybėm išgyventi. Ir mes esam hunteriai. Mes jeigu einam džiunglėse, nežinau, bet kur, mūsų dėmesys yra fantastinis. Ta prasme, aš dabar, kai suprantu, kaip aš galiu tam tikrose situacijose padaryti, susigaudyti, sudėlioti, surinkti. Hiperfokusas, ar ne? Absoliučiai. Tai dabar tie medžiotojai pavirto gaisrininkais, policininkais. Kriminalistais. Jie susikaupia labai ekstra situacijose, ar ne? Kai kyla adrenalinas ar dopaminas, ar įdomumas, ar reikia išspręsti kažką tai mes esam tiesiog, genialūs, sakykime. Taip, o paprastas žmogus, jisai pasimeta tokiose situacijose. Taip. Tai čia esminiai dalykai yra, kad tam, kad mes veiktume, kad mūsų smegenis pradėtų funkcionuoti, mums turi išsiskirti arba dopaminas, arba adrenalinas. Ir mes to nereguliuojam. Aš negaliu įjungti, kad čia bus įdomu, čia neįdomu, ne. Ir kai man įsijungia smegenis, jos veikia fantastiškai. O neurotipiniam žmonėm, tokiose krizinėse situacijose, jiem panika, o mes, ką darom, veikiam. Iššūkis. Taip. Ir mums įdomu, ir mes sprendžiam. Ir man atrodo, visas pasaulis vystosi ir visi dalykai atsiranda neuroskirtingų dėka, nes jiem yra įdomu. Albertas Einšteinas, Aspergeris ir ADHD. Jam buvo įdomu, kas kaip veikia, kaip Tomas Edisonas. Labai daug įžymių žmonių, jie turi ADHD. Verslininkai geriausiai, jie yra ADHD. Taip. Mes negalim sakyti, kad visi turi, jokių būdų ne. Tikrai nemažas procentas, jeigu imti toje grupėje procentaliai, tai labai daug. Kas 10 žmogus, taip maždaug sakoma yra, bet man atrodo, kad yra daugiau, mes tiesiog jų nediagnozavom. Jie labai gerai prisitaiko prie sąlygų, aukštesnio intelekto žmonės, tiek autistiški, tiek ADHD, jie gyvena ir jų nelabai pastebi. Ir aš labai noriu išsklaidyti mitą, ar tu patvirtinsi ar paneigsi, kad ADHD neturi nieko bendra su intelektu. Jokiais būdais. Žemų intelektu, ar ne? Čia vienareikšmiškai man labai nepatinka, kai sako, tai nesusiję su intelektu. Intelektas yra toj galiniai dalys smegenų, mūsų problema yra priekinė smegenų dalis. Impulsų kontrolė, veikimas kažkoks, tai dėmesio reguliavimas, mes čia turim problemų. Mūsų žinios niekaip nesusijusios su ADHD. Ir man taip susidaro įspūdis, kad dažniausiai tai yra aukštesnio intelekto žmonės, bet nėra tokio ryšio, nes ADHD neįtakoja intelekto. Tu gali turėti aukštesnį arba žemesnį ir tai visiškai nesusiję. Tai intelektas ir socialinis adaptyvumas arba mokėjimas prisitaikyti ir veikti visuomenėje yra du skirtingi dalykai. Intelektas padeda prisitaikyti. Intelektualus žmogus, turintis autizmą arba ADHD, jisai mato, kokios yra visuomenės normos ir jisai suvokia, kad jeigu aš čia nepritapsiu, aš būsiu atstumtas ir jie prisitaiko, jie maskuojasi. Ir jie auga su visais ir atrodo, Jėzau, iš kur tas dabar autizmas atsirado arba ADHD. Tai yra iš aukšto intelekto, nes jie tiesiog nuskaito ir pritampa, nes supranta, kad jie bus atstumti. Ta prasme, jeigu mes nepritapsim, mūsų visuomenė išbrokuos, tai mes pritampam. O kur jau yra, sakykime, žemesnis intelektas arba kažkokie jau intelekto sunkumai, tai tie žmonės nebegali taip pritapti, maskuotis ir tada jie yra labiau matomi. Taip, tai aš jokių būdų nenoriu pasakyti, kad ADHD yra intelektualesni už likusią visuomenės dalį. Jo, manau, čia nesusiję realiai. Ne, ta prasme nepatvirtina mokslas, kad tai dažnai būna. Ta prasme, aš esu girdėjus ir gydytojus, psichiatrus sakant, kad dažniausiai tai būna aukštesnio intelekto žmonės, bet tokio kaip tiesioginio ryšio nėra. Bet man atrodo, tas smegenų veikimo principas kitoks, kai yra daug minčių, idėjų, kūrybiškumo ir su tuo intelektu sudėjus, gaunasi tokia bomba ir tie žmonės būna žinomesni. Tai tas pats Einšteinas, Edisonas, pasaulio lygio dabar sportininkai, Forbesas, daugkartinis čempionas. Aš manau, kad ADHD jiem padeda tame. Ir intelektas kartu toks. Man labai patiko tavo pavyzdys su Ferrariu. Įžodimi, prašau. Čia yra paskolintas, tai daug kas taip sako, kad ADHD smegenis tai yra Ferrari. O aš dabar dar sugalvojau, kad moterų ADHD smegenis tai yra Porsche. Yra Sia tokia daina, aš esu Porsche'as be stabdžių. Tai čia visiškai apie ADHD moteris vyresniam amžiuje. Tai yra unikalios smegenis, greitos smegenis, jos funkcionuoja fantastiškai. Ir jos neturi stabdžių. Mes, kai lekiam, mes galim neįsipaišyti posūkį, kažkur atsitrenkti. Va čia ir yra problema, kad tos socialinės normos, kažkokios tos struktūros, švietimo sistema, mes ten neturim kur įsibėgėti, mes neturim kur varyti, mes daug kur atsitrenkiam, šonus nusibraižom ir tas mums sudėtinga yra.
O vyrų ir moterų ADHD, koks pagrindinis skirtumas? Pas vyrus ADHD yra vientisas. Jie gimsta, auga, suaugus, pas juos aprimsta truputėlį, sakykime, tas fizinis aktyvumas, hiperaktyvumas, jeigu jis yra išoriškai išreikštas. O moteris įtakoja hormonai. Tai moterim yra, nežinau, 100 000 milijonų kartų sunkiau būti su tuo ADHD. Tai būna etapai, kai jos yra pakylėtos ir fantastiškai funkcionuoja priklausomai nuo ciklo dienos, o būna, kai jos varo žemyn. Čia skamba kaip bipolinis. Skamba. Kuo skiriasi? Labai dažnai ADHD yra maišoma su bipoliniu. Pas mus Lietuvoje dar tikrai mažuma specialistų gali atskirti ir nustatyti. Tai anksčiau būdavo bipolinis. Bipolinis tai yra kritimas ilgom fazėm. O ADHD yra toks emocionalumas, impulsyvumas ir jisai toks, aš per vieną dieną galiu ir ten, ir ten, ir ten, ir ten, toks vat... Aš labai dar noriu patikslinti, kad tas emocionalumas tai nereiškia, kad dramų kėlimas, tai yra vidiniai išgyvenimai. Tas emocionalumas pas moteris labiausiai priklauso nuo hormonų. Kai krenta estrogenas, tai jom ADHD simptomai stiprėja ir jos krenta į tokius depresinius epizodus. Kai moteris su ADHD pagimdo, tai 3 kartus yra didesnė rizika turėti pogimdyvinę depresiją, nes jos estrogenas nukrito ir jos ADHD tiesiog bujoja. Ir čia jinai nieko su tuo negali padaryti. Ja valdo, mus visas moteris valdo hormonai, bet ADHD moteriai ypatingai. Ir tai nėra, kad jinai nenori ten tiesiog indus daužyti ir kažkam aiškinti, kaip ten reikia gyventi, ne, ir vyrai tam po padu kišti. Ne, tai yra labai stiprus vidiniai išgyvenimai ir pas ją yra labai stipri būsena, emocinė, labai didelis sunkumas. Jeigu dar tai yra ir autistiška, ir ADHD moteris, tai yra iš vis labai labai sunkus dalykas. Motinystė tokio moterim yra be galo didelis iššūkis. O kokios mamos yra su ADHD? Impulsyvios, kūrybiškos, žaismingos, įvairios. Sakyčiau, yra pliusų, yra minusų, bet labiausiai tai sakyčiau, kad mamos su ADHD niekada nesijaučia pakankamai geros mamos. Tai yra toksai, nes tas impulsyvumas, tas toksai sensorinis labai yra didelis jautrumas. Kas yra sensorinis jautrumas, prašau, O Jėzau, mes čia turim 6 valandas. Mes visi turim sensorinį jautrumą, tai yra tie sensoriniai mūsų dalykai, klausa, rega. Šviesai, garsam, ar ne? Ir pas mus yra dar interocepcija, prociocepcija, tokie vidiniai dalykai, kaip aš jaučiu savo kūną, kad aš noriu valgyti, kad aš noriu gerti. Tai neuroskirtingi žmonės su šituo dažniausiai turi labai daug problemų. Tai yra mes sensoriškai esam be galo jautrus. Jau kai perdega, tada supranta, tą turiu omenyje. Mes nejaučiam. ADHD žmonės nejaučia, kada sustoti. Jie varo ir tada jie guli. Tiesiog viskas. Tai čia yra labai būdingas tas neuroskirtingų žmonių perdegimas, labai dažnas dalykas, nes mes perdegam ir mes esam jautrus viskam. Šviesai, garsam, prisilietimam. Tai todėl, pavyzdžiui, motinystė, turint ADHD ir autizmą, yra ypatingai sudėtinga, nes tai yra labai stiprus sensorinis jautrumas. Tu pastoviai esi liečiama, tu pastoviai girdi garsus, tu dar žindai, tu dar nešioji, tu esi pastoviam kontakte. O pavyzdžiui, autistiško mamom tai noris tokio tiesiog izoliacijos nuo visko. Tai yra didžiulė apkrova. Ir kas yra liūdniausia man, kad mamos augina vaikus to nežinodamos ir jos galvoja, kad su manim kažkas negerai. Aš esu bloga mama, aš nepakankamai myliu savo vaiką. Jei nori eiti, nežinau, šokti pro langą, bet jinai dar kaltina save, kad su manim kažkas negerai, aš esu netikusi mama. Tai va čia, man atrodo, yra visos mūsų visuomenės toksai skausmas ir atsakomybė, kad mes galėtume diagnozuoti, pažinti ir padėti tom mamom. Ir aš tikiu, kad visos tos mamos, kur per televiziją matom daug tokių skaudžių situacijų, aš manau, kad jos yra tos neuroskirtingos mamos, kurios tiesiog priėjo tokią ribą ir negavo pagalbos. O kokios pagalbos jam reikėtų? Visų pirma, tai diagnozė. Diagnozė iš esmės labai daug ką pakeičia. Kai tu supranti, kad tavo smegenys veikia va taip ir ne kitaip, tu supranti, kodėl tu nepritapai visuomeniai, kodėl tu supranti, kad tie žmonės, kurie tave pravardžiavo, klijavo kažkokias etiketės, kad jie neteisūs, kad tai nėra kažkokia tavo tinginystė, kažkoks, žinai, kaip sako, tu per jautri, tu tinginė, žinai, tu ten taip ar anaip. Ir mes augam ir mes formuojamės tokie, žinai, apkarpyti, sulaužyti, čia, aš nežinau, mes apskritimas, o mus bando, žinai, kažkokį įkišti jo. Mūsų nupjausto ir mes vis tiek kažkaip netelpam, kažkaip čia netinkam
ir tu iš tiesų jautiesi labai labai blogai, kai tu supranti, kad žiūrėk, tu apskritimas, čia kvadratas, čia trikampis, kai mes pradedam edukuoti vaikus, mokytojus, visuomenę ir kaip mes suprantam, kad mes skirtingi, smegenys skirtingos, mes pradedam priimti žmonės, tai mes jau galim gyventi kitaip. Ir toliau pagalba yra įvairi, su ADHD yra vaistai labai, labai gerai veikia, bet netgi kai tu supranti, kas tau yra, tu gali savo gyvenimą reguliuoti. Aš, pavyzdžiui, negaliu sėdėti ofise nuo 8 iki 5, aš visada vėluosiu. Ir aš dirbau tokiam darbe, žinai, kur aš turėjau ateiti ir su kortele pasižymėti. Ir ateidavo ten viršininkas, tu čia per šį mėnesį ten 8 kartus pavėlavai. Neatsakinga, ar ne? Taip, 2 minutės pavėluoji, bet okei, aš vėluoju. Ta prasme, bet aš tada nebeisiu dirbti į ofisą, kai aš žinau, kad aš turiu ADHD, aš dirbsiu savo. Viena vertus tai yra stigmatizuota tema. Kita vertus labai populiaru savo depresiją arba tinginystėj ją priskirti. Kodėl taip yra? Nes juk tinginystė visada turi motyvą. Žmogus iš prigimties nėra tingus. Jeigu jam kažkas įdomu, tu pabandyk jį atkalbėti. Ar ne? Vat šitą noriu. Čia aš analizavau šitą temą, man irgi va ta tinginystė, nes man irgi užkliuvo. Tokios diagnozės nėra kaip tinginystė. Taip. Tinginystė tai kaip kosulys. Aš kosėju. O kodėl aš kosėju? Klausimas čia. Ar čia virusinė, ar čia bakterinė infekcija, ar čia kažkokia alergija, ne? Kodėl aš kosėju, o ne tu kosėjai. Tai tokio dalyko nėra. Iš tiesų tam yra priežastis. Tai ADHD atveju tai yra dopamino neturėjimas. Ir tai yra cheminiai procesai galvoj, mums neišsiskiria dopaminas, mes sėdim, mūsų galvoj milijonai minčių, tu turėjai padaryti, tau reikia, tau čia deadline'as, tu čia neuždirbsi pinigų, tu čia visas pasaulis sugrius, tu viduj save griauži. Ten tiek vyksta. Taip, ten tu atsėdė, atrodo paralyžiuotas tinginys, nesėdė kaip meškinas. O ten sukasi, tu save griauži, tau nerimas didžiulis kyla, bet tu negali atsistoti pradėti veikti, nes pulto tai nieks nepaspaudė. Dopaminas neišsiskyrė ir mes pradedam veikti tada, kai yra dopaminas arba adrenalinas. Kai mums rytoj atsiskaitimas, egzaminas, mes visą naktį darysim. Deadline, kitaip sakant. Mes padarysim per naktį, ką kiti daro 3 mėnesius. Nes mums adrenalinas. Bet kiek mūsų kūnas, organizmas gali važiuoti ant adrenalino. Iki perdegimo, tiesiogiai. Tai čia tuos svarbu dalykus žinot. Ir kai tu žinai, tu gali rinktis, tu gali nestoti. Aš, pavyzdžiui, stojau į istoriją. Kokią istoriją, turint ADHD ir neturint pagalbos. Aš skaitau naktį knygą, aš nieko neprisimenu. ADHD yra būdinga, tu skaitai neįdomų dalyką, tu perverti puslapį, tu nieko neprisimeni. Nieko, absoliučiai. Bet jeigu įdomu? Jeigu įdomu, Dieve mano. Bet va čia ir yra dalykas, kad tu gali sudominti mokinį. Dabar, kai yra daug vaikų su ADHD ir studentų, ta sausa teorija, ta visa švietimo sistema, jinai nėra įtraukianti. Visiems atsistoja mokytoja, bla, 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 bla. O ADHD smegenis kažkur ten, žinai, verslą kūrė, kažkokius projektus ten daro, žinai, Ferrari varo. Ir jie nepagauna tų dalykų. Bet jeigu tu sugalvosi sistemą, jeigu tu įtrauksi ir pasakysi, žiūrėkit, vaikai, problema yra, dingo 8 saldainiai. Turėjom 16 saldainių, 8 dingo. Ir tu paversi tai kažkokiu tai žaidimu, kažkokiu užduotimą. Tai ADHD viską išsiaiškins, kokios spalvos popierėliai buvo, kas suvalgė, paskui ant lūpų kampučio dar yra tas saldainių likutis, tada smegenys įsijungia. O sausa teorija jiem neįsijungia. Žiūrėk, vyrauja nuomonė, kad ADHD vaikystė yra pagydomas. Tai nėra liga. Tai yra genetinis paveldimas smegenų veikimo principas. Galima tik adaptacija. Ar mes galim kairiarankius išgydyti? Galim priversti juos rašyti dešinę. Mes galim juos priversti. Mes galim juos sutraumuoti ir priversti. Ir jų smegenis ten gliūčins, kaip aš sakau, nuo to, kad jie turi rašyti ne taip, kaip jiem rašosi. Ta prasme, jiem nuo to gerai nebus. Bet mes versim žmogų daryti tai, kas jam nenatūralu. Tai man tai va tokia yra populiari ergoterapeutų naudojama ABA šita sistema, dirbti su autistiškais vaikais. Papasakok, kas tai yra, sakinius, kokia tai yra sistema? Tai yra toks principas, kad vaikas autistiškas ateina pas ergoterapeutą ir jisai jį moko būti normaliu. Moko atitikti visuomenės standartus ir duoda už tai saldainiuką. Aš tai vadinu dresūrą. Kai tu ateini autistiškas žmogus arba ADHD žmogus, tavo smegenis veikia taip. Ir tu jį mokai. O davai daryk kitaip. O daryk va taip, kad visiems būtų faina, mes tu visi paplosim, tu būsi labai geras berniukas ir gausi saldainiuką. Ir vaikas supranta, taip kaip aš esu, taip kaip aš veikiu, yra negerai. Ir man reikia įtikti. Aš lūžęs, ar ne? Taip.
Aš esu brokuotas ir aš stengsiuos daryti taip, kad mane pagirtų, kad mane mylėtų, nes mums nuo vaikystės mes norim priklausyti. Taip labai savęs atsisakom. Nuo pat vaikystės mokom atsisakyti savęs, ar ne? Tai yra didžiulė problema, nes mes dabar esam tokia karta nediagnozuotų žmonių, kurie dabar pagaliau gauna diagnozes ir mes suprantam, mes niekada nebuvom savimi. Ir dabar labai noris man daug kalbėti apie tai, kad mes būtume savimi, bet tam, kad būtų savimi, mes turim save pažinti, o koks aš? Taip, nes tamsioji viso to pusė, kad pavyzdžiui nusikaltėlių tarpe 25% yra ADHD. Man atrodo 40 ir jau daugiau. Gal ir 40. Ir mes žinom, kad didžioji dalis ten sėdinčių tokiose įstaigose yra iš nesėkmingų šeimų. Tai vadinasi, su tai žmonėm nėra padirbėta vaikystėje. Aš darau tokią prielaidą, ar ne? Ir ką mes darėm kalėjime, mes juos toliau traumuojam. Nes kai kalėjime sėdė autistiškas arba ADHD žmogus, tam, sakykime, darbuotojui kalėjimo, ne, atrodo, kad tas autistiškas ir ADHD specialiai kažką daro, kai tu nežinai, kad taip veikia smegenys. Net ir neįkalinimo įstaigų sėdinčia visada jie girdi, tu specialiai tyčia taip darai. Tai yra pagrindinis dalykas, kuris persekioja žmogų. Bet iš tiesų esminė problema tai ir yra ta, kad man ir noris labai kalbėti apie tai ir atkreipti visos visuomenės dėmesį, kad mums būtina sutelkti pajėgas ir diagnozuoti kuo anksčiau, kad mes uždarytume kelią į kalėjimus ir į priklausomybės. Nes ADHD yra tiesioginis kelias į šitos dalykus. Ir mes kaip visuomenė gyventume ramiau ir saugiau, jeigu mes nuo pat mažumės galėtume padėti tiem vaikam, diagnozuoti, jeigu reikia skirti gydymą, skirti terapijas, padėti toje aplinkoje būti, padėti jiem patiems suprasti, kai aš žinau, kad mano organizmas yra varomas dopamino, aš tą dopaminą galiu gauti iš narkotikų arba galiu gauti iš sporto. Taip. Kaip Forbesas, ne? Tai mes ar Forbesus auginsim, ar narkomanus. Arba dar moteris jį gauna per shoppingą, vyrai per kazino, ar ne? Yra... Vienareikšmiškai. Mums reikia dopamino, kur mes jį gausim, tai priklauso tada nuo to, kokioj mes sistemoje gimėm, kokioj šeimoje, kokia aplinka, kaip mūsų augino ir kaip mes jautėmės klasėje, mokykloje. Ten jau mes formuojam asmenybę. Ir jeigu tu ateini ir sako, tu tinginys, tu niekam tikęs, tu čia ką negali pasistengti, kas su tavim negerai, automatiškai jisai pradeda formuotis toks, kad eikit jūs visi išvilpt, atstokit nuo manęs, jisai tada, aš matau, vaikus užsideda kapišonus ir užsidaro, nes jie tik ir girdi pastabas. ADHD vaikas girdi 20 000 pastabų, man atrodo, per metus. Iki 12 metų, aš ten paskaičiuota, kad ten 100 000 pastabų. Jeigu tau pakartoja 100 000 kartų, kad tu esi nenormalus, sulūžęs ar kitoks, tu tuo patiki. Yra toks posakis, jeigu tau 9 kartus pasako, kad tu kiaulė, tai tu 10 sukriuksėjasi. Jo. Tai mes taip ir leidžiam tuos vaikus, ir tai yra mūsų visos visuomenės atsakomybė, valstybės atsakomybė, ar jie taps, sakykime, mes galim užkirsti daug labai žmonių kelią į kalėjimus ir į priklausomybės, nes tai yra nesuprastas, negydomas, nekontroliuojamas ADHD. Ir jie masiškai serga depresija. Taip, tai yra jau pasiekmė. Taip. Ir mes Lietuvoje dažniau gydom pasiekmę, tai yra labai daug žmonių gauna depresijos diagnozę, jie gauna gydymą, bet jiem nepadeda. Mano artimoje aplinkoje, kadangi jau aš esu neuroskirtinga, tai mano visa aplinka pagrindė neuroskirtinga. Labai daug žmonių, kurie buvo gydomi depresiją dešimtmečiais. Ir jie ateina pas psichiatrą ir sako, man nėra gerai. Nes ne priežastis. Jo, o mūsų psichiatrai labai mažai kas žino apie ADHD. Bet po to jie gauna diagnozę, jie gauna kitus vaistus, jie gauna kitą terapiją. Žmonės švyti, žmonės gyvena, aš manau, tai mūsų atsakomybė tiesiog. Žiūrėk, noriu mus gražinti į tą ofisą. Gerai. Moteris, pavyzdžiui, kuri turi ADHD arba vyrukas ir jis negali imtis rutininių darbų. Tai dažniausiai jų klausimas, tai ką man daryti, mesti šeimą, mesti darbą, išvažiuoti, ką daryti? Kokia yra metodika, kaip su tuo gyventi? Sportas, mes kalbėjom, kad padeda išsikrauti, kas dar? Yra aibė dalykų, tai yra rutina, režim, mes negalim gyventi rutinoj, mes negalim be rutinos funkcionuoti. Mes negalim susitvarkyti namų, bet ir netvarkingose namuose mes negalim funkcionuoti. Tai čia reikia pagalbos. Netvarkingi namai tvarkytoje. Režimą susidaryti, tai labai griežtai laikytis, atsikėliau, sportas.
šaltas kontrastinis dušas. Tie dalykai fantastiškai veikia, vat, kas veikia dopamino sistemą. Mindfulness praktikos, terapija, bet terapija turi būti specialistas, kuris žino, kas yra neuroįvairovė. Ne? Maistas, mytyba, baltymai, tai ir sveiko gyvenimo visi principai. Žodžiu, tą dramblį valgyti mažais gabaliukais, kad jį suvalgyti, ar ne? Taip. Ir ADHD yra vienas geriausiai vaistais reguliuojamų ypatumų, nenoriu sakyti sutrikimų pasaulyje. Yra labai gerai veikiantis vaistai, tai kurie žiūrėk, padeda. Žiūrovas sakys, tai jeigu tai nėra sutrikimas, kodėl reikia gerti vaistus? Čia vėlgi labai fainai buvo paskaitoj pasakyta, tu kokioje aplinkoje esi. Jeigu mes esam džiunglėse, jeigu mes esame ekstremaliuose sąlygose, nežinau, kriminalinė scena, detektyvas, tai mes fantastiškai funkcionuojam. Tau nereikės tų vaistų, tu realizuosi ten savo, ar ne, tą dinamitą. Taip. Bet kai tu esi toj sistemoje, kuri yra, ar mes dabar galim pakeisti šviestimo sistemą dabar? Mes negalim. Ką mes darom? Mes duodam vaikam vaistų tam, kad jie išbūtų ten, kur jiem nepatogu. Nors ten yra irgi ir genialūs protai. Ten ir Einšteinas, ir Edisonas, visi toj mokykloje auga. Ar tai nenuslopina? Tai nuslopina. Man tai labai nepatinka tas dalykas, kad mes duodam vaistų tam, kad jie pritaptų ten, kur jiem netinka. Man nepatinka. Aš nesu, žinai, kaip labai noriu įžodinti mūsų poziciją, kad mes ne medikės, visų pirma, ar ne? Taip, vienareikšmiškai. Mes turim savo nuomonę, tai mano pozicija yra tokia, man kelia siaubą tai. Tai aš pati renkuosi gerti vaistus, nes man tai padeda toj kasdienybei, ne? Ir aš esu suaugęs žmogus ir aš galiu rinktis, ar aš geriu, ar aš negeriu, aš galiu reguliuotis. Bet mes dabar mokykloje, sakykime, ta vaiko gerovės komisija sako, duokit vaistų, kad jis būtų patogus, ramus, taip. Oh, wow. Nors ten gali būti unikalus protas, ten gali būti išradėjas, ten gali būti verslininkas. Jis labai nepatogus. Taip, mūsų sistemoje, ten, kur aš esu sukūrus savo Facebook'e pasaką, 100 zuikių susirinko ir mes padarėm mokyklą zuikiam ir pasikvietėm beždžionę, liūtą, panterą ir jie visi turi būti zuikiais. Jie visi turi būti, jie negali būti narsiais, liūtaširdžiais, negali būti beždžionėlėm, jie visi turi vienam suole 6 valandas, 6 pamokas taip sėdėti. Ir jeigu tu išsiskiri, tu esi nepatogus, tai taisom tave, karpom sparnus, visus pagal vieną, kaip Einšteinas ir sakė, jeigu mes spręsim apie žmogų, žinai, pagal jo gebėjimą, nežinau, lipti į medį, jeigu apie žuvį spręsim, tai ką mes mokykloje visus, visi pagal vieną liniuotę, visi pagal vieną standartą. Tai yra labai žalinga ir labai klaidinga sistema. Bet tai, ką mes dabar galim? Aš tai turiu tokią misiją keisti šitos dalykus. Taip, tu įkūrei klubą. ADHD, prašau papasako, kokiu tikslu, ko tu sieki? Mano pirmas įrašas buvo galvojant apie vieną vaiką, kurį aš pažįstu, kuris turi ADHD ir kuris nepritapo mokykloje ir patyrė daug sunkumo. Tai jis man buvo paskatinimas pradėti apie tai kalbėti viešai, nes ADHD yra būdingas toksai didelis sąžiningumo, teisybės jausmas. Jie teisybės ieško. Taip, jeigu mes matom neteisybę, tai mes, Žana Dark, mes varom, mes galim kovoti, tai aš esu iš tų žmonių. Aš viena iš tų mamų, kurios inicijavo pietų miego reformą darželiuose. Ir mes paėmėm ir pakeitėm šitą sistemą. Gal kažkada įsigalios. Tai aš tiesiog matydama vieną berniuką, ir man tai yra didžiulė neteisybė, kai jį bando, tu turi pasėdėti, aš girdžiu mokytojui sakant, kad, jis nepasėdi. Ir aš sakau, jūs atvežat žmogų vežimėlį ir sakot jam bėgti maratoną. Tai jis negali sėdėti, jo kūnas, jo fiziologija yra judėjimui sukurta. Aš teisingai suprantu, kad tas berniukas negalėjo pietų miego užmigti? Ne, čia pietų miega atskirai, aš tik tai kalbu, pietų miegas tai yra kaip pavyzdys, kad man nepatiko kad yra tokia sistema, kad vaikas turi miegoti. Mane taip migdydavo darželį ir aš kankindavausi 2 valandas, tai valinguodavau. Tai mano dukra manęs paklausė, mama, kodėl aš turiu gulėti 3 valandas, jeigu aš nemiegu? Taip. Ir tada mes su mamom susibūrėm, teisininkė, žurnalistės, nuostabios moteris. Nes smalsiam mažam vaikui tai yra kančia, aš nežinau to lygų kam. Taip, taip. Tai mes su mamom susibūrėm ir mes padarėm pietų miego reformą Lietuvoje. Ir yra ministro įsakymas, ir yra higienos normos pakeistos, kad miegas yra neprivalomas.
Tai aš tik sakau, kad mums tas yra labai svarbu, tas sąžiningumas, ta prasme, kad taip neturi būti, ne, ta prievartinis migdymas. Tai dabar mes ateiname į mokyklą ir ten ateina visi tie vaikai, kurie yra labai įvairūs. Vienas yra beždžioniukas, kitas yra liūtas, trečias yra pantera pas mane yra tas autistiškas, ne. Ir mes norim, kad jie visi būtų vienodi. Mes norim, kad autistiškas vaikas būtų socializuokis, draugauk su visais, tu turi būti draugiškas. Jisai yra autistiškas, jam iš vis nereikia kontakto, bet mes jį pasodinam į klasę, kur yra 20 vaikų, jie šūkalioja, pas jį perstimuliavimas, jisai pradeda klykti ir mes sakom, kas tau yra, tu kažkoks nenormalus, jisai pradėjo klykti, ne, arba jis ten pradėjo daiktus mėtyti, jis perstimuliuotas, taip, jis yra perstimuliuotas. Tai mūsų, aš manau, kad švietimo sistemos atsakomybė yra suteikti jam tinkamas sąlygas, lygiai taip pat ir ADHD. Tai grįžtant prie klubo, nes nuklydo mano mintis, tai aš tiesiog pradėjau apie tai komunikuoti. Man kilo tokia mintis, kad aš būdama suaugusi ir žinodama, kad aš turiu ADHD, aš galiu rinktis darbą. Aš neįsiu dirbti apskaitoje ar buhalterijoje, aš eisiu dirbti kūrybinį darbą, organizuoti renginius, projektus kažkokius daryti, ne, kur galiu. Ką gali vaikas atėjęs į 1 klasę, kuris turi ADHD, kuris nežino apie savo ADHD, tėvai nežino, jis ateina į 1 klasę, jis nori judėti, pas jį smegenis veikia, ten generuoja idėjas, o jam liepia judėti ir sako 2 kart 2. Tiesiog tai yra. Tai aš pradėjau savo socialinius tinklus, Facebooką, aš pradėjau kalbėti, kaip žmogus turintis ADHD, kas tai yra, ką aš apie tai žinau ir kas man nepatinka sistemoje ir prie ko tai veda. Ir tas klubas pakankamai greitai labai išaugo ir aš pradėjau organizuoti konferencijas Vilniuje. Tai buvo begalinis susidomėjimas. Tiesiog aš esu tas žmogus, kuris gali suburti žmonės tokiai bendrai idėjai, bendram tikslui. Tai aš subūriau nuostabius, pranešėjus, gydytojus, specialistus. Pasakiau, kad tai yra tema, apie kurią reikia kalbėti. Niekas nekalba Lietuvoje. Ir man tiesiog taip susidėliojo aplinkybės, kad aš gavau kas ir aš realiai surinkau žmonės, padariau visos dienos konferenciją, susidomėjimas buvo begalinis ir padarėm tą konferenciją ir ten apie tai kalbėjom. Tada man atsirado galimybė Kaune padaryti konferenciją. Žalgirio arenos amfiteatre, ten surinko 450 žmonių. Tai kaip aktualu, ar ne visuomenė? Tai taip, tai yra parodo, kad pas mus Lietuvoje nėra informacijos. Ir aš tiesiog pradėjau šitą veiklą, pradėjau organizuoti tokius, sakykime, konferencijas. Dabar noriu daryti susibūrimus bendruomeniai. Ir labai pas mus apleisti yra ir mokytojai, nes iš mokytojų reikalaujama, kad būtų ir jie nežino, kaip elgtis. Jie nežino. Man skambina mokytojai ir sako, mums reikia informacijos, mes nežinom, ką daryti. Taip. Mes tos teorijos tokios tai turim, bet ką daryti, tai mes nežinom. Tai vienas irgi iš mano planų projektų ateityje, aš noriu sukurti tokius mokymus, kur mes ne tik duodam teoriją, bet mes imam situacijas, kur mes imam konkrečiai, kas vyksta su vaiku, kas yra problema klasėje, ne, kad mokytojas suprastų, kas vyksta, kad tai nėra jo tinginystė, išsidirbinėjimas ar ten kažkas ir ką su to galima daryti. Tai čia yra būtina. Pas mus informacijos yra vakumas. Tiesiog. Iš esmės, nei vienas žmogus prigimtinai nenori būti nepatogus. Mes esam socialios būtybės, mes ieškom ryšio, mums svarbu įvertinimas, netgi neigiamas įvertinimas arba protestas yra grįžtamas ryšys. Atkreipkite dėmesį būtinai į tuos vaikus, kurie yra nepatogus. Tai tokia žinutė nuo manęs, aš pati šitam pokalbiui virš metų ieškojau pašnekovės tavęs. Nes tai vis tiek kamerai reikia ir charizmos, reikėjo man turbūt tave ir pamatyti, ar ne? Ir žmogaus, kuris ne tik jaučia, bet ir moka iškomunikuoti tą skausmą. Noriu tavęs paklausti, kaip kuria santykius ADHD žmonės ir ar du ADHD žmonės gali sukurti tvarų ryšį ilgalaikį? Kokie iššūkiai? Neseniai dariau įrašą ir tikiuosi jau greitai paleisiu su psichologė, psichoterapeutė Sigita Valevičienė būtent šitą temą. Tai ją analizavom. 2 ADHD santykiuose, tai dažniausiai yra skyrybos. Galima, bet tai yra sudėtinga. Ir kokie jų iššūkiai? Visų pirma, kas yra ADHD, tai dopaminas, ne? Aš pamatau žmogų, man įdomu, man išsiskiria dopaminas, aš visą galvą krentu į meilę, ne? O po to dopaminas dingsta. Ir jam, ir man, ne, ir tada prasideda iššūkiai. Tie iššūkiai tai yra, pavyzdžiui, impulsyvumas. Mes turim impulsyvumą. Mes užsidegė ir viskas. Ir mes išliejam ekspresyviai, ne, tokie. Toliau labai priklauso
sensoriką, ar mes turime mažų vaikų ar neturime mažų vaikų, ką mes darom, kur mes dirbam, kaip mes keliaujam. Čia man vėl viskas susieina į tai, kad mes turim labai gerai save pažinoti, kad tą santykį galėtume sąmoningai kurti. Tai kaip ir galim tą daryti, bet jau su patirtim, su vaistais galbūt tas iš tiesų labai labai padėtų, bet ir be vaistų. Čia nepropaguoju vaistų, bet reikia žinoti, kur sunkumai, kai ateina kasdienybė, tai ADHD tai yra peilis, tai tada daryti kažkokius pasimatymus, kažkokias keliones, du ADHD gali tiesiog susirinkti kuprinę, išvažiuoti į Afriką. Aš įsivaizduoju, kad žiūrovai sakys, ne, tai čia 9% porų skiriasi. Mes labai daug turim nediagnozuotų ADHD ir autistiškų ir ten jų yra labai daug. Ten, kur jau labai akivaizdus autistas, tai mes sakom, autistas, ar ne? Bet yra tokių ribinių labai, kaip ir minėjom, kad mes visi turim tą spektrą mažesnį ar didesnį. Aš nenoriu dabar visų susargdinti arba visų legalizuoti jokių būdų, bet aš noriu pakalbėti, kur yra ribos. Mes tas ribas nustatėm, kad čia normalus, čia nenormalus. Bet kas nustatė, pagal ką nustatė. Čia labai šalies kontekste veikia, bendruomenės, visuomenės. Bet iš tiesų tai yra taip, kad smegenys yra unikalios, jos turi aibę įvairių tų veikimo principų. Jos ir plastiškos labai prisitaiko. Taip, bet tai tas ir yra, kad truputį autistiškas, truputį ADHD, truputį OCD, čia tas, anas, tai niekam netrukdo gyventi. Tu nesi dėl to debilas, nesi dėl to toksai kažkoks nesveikas, ne? Tu tiesiog ras savo vietą, žinau, kaip veikia tavo smegenys ir išnaudok jas. Bet mes nuo pirmo mokyklos suolo pradedam, tu nepatogus, tau reikia būti draugiškesniam, o tau reikia būti ramesniam. Mes pradedam formuoti žmogų, įkišti kažkokį rėmą. Kaip ir kada tu supratai, kad tu turi ADHD? 42 metų. O dabar tau kiek? 44. 2 metai, kai aš žinau, gegužį bus 2 metai. Kaip tu sužinojai? Iš tiesų, tai man susirašėm su bičiulė, kuri pasirodo yra autistiška ADHD. O mes... Tau normaliai jinai atrodė? Ne tai, kad normaliai, jinai atrodė tokia mažiau emocionali, bet mes su ją gerai sutapom. ADHD su autistiškais labai gerai kontaktuoja, vienas yra ugnis. Supranta jie gerai vienas kitą. Taip. Ir mes motinystės temoje susitikom, aš auginau vaikus ir jinai augino vaikus ir mes varėm, visur dalyvavom, vaikai nešinėse. Ir aš žiūriu, pas man tokių, kaip, pavyzdžiui, crazy idėjų, žinai, pavyzdžiui, viešas žindymas Lietuvoje yra tabu. Buvo gal. Dar yra, nes aš labai buvau įnykusi žindymo temą. Tai mes tiesiog nuvarom kur nors prie Akropolio parke ir žindom vaikus. Tokios, žinai, tokios nepatogios. Mes bandom kažkaip... tas normas, žinai, arba nuvarom į dekatloną, nešam nešinį į vaiką ir žindom, jam reikia, mums tai viskas okei, bet žmonėm tai nepatogu. Ir, tas suvedė, žinai, kad jinai turi tokį, žinai, nepatogumą, aš nepatogumą, mes taip labai kažkaip gerai bendravom, bet kai maži vaikai, tu mažai bendrauji, ir praėjo ten tiesiog metai vieni kiti, ir jinai parašė, kad, išsityriau, turiu ADHD ir turiu autizmą ir sako, tau reikėtų išsitirti dėl autizmo. Aš galvoju, kodėl man dėl autizmo, nes aš tikrai nesijaučiu autistiška, bet aš ir nelabai žinau, kas yra autizmas, nes galimai aš turiu autizmo nemažai, galimai. Tai aš tiesiog pradėjau domėtis ir kas tas ADHD, nes aš galvojau, kad čia berniukų liga, čia tie, kurie ten vijurkai, o kad aš visą gyvenimą vijurkas, kad aš visą gyvenimą nenusėdžiu vietoje ir visur ir judu ir visur dalyvauju ir visur darau ir aš pradėjau žiūrėti, tai man tas tinka, ten pasiėmiau kažkiek testų pasižiūrėti ir man ten, nežinau, 12 iš 12, ten tikimybė 80-90% ir aš galvoju, palaukit. Tai dabar yra madinga sakyti, kad ADHD diagnozę gauti mada. Tai iš tiesų mes, kai jau mes įtariam, kad pas mus ADHD arba autizmas, mes viską išsianalizuojam, mes visus testus, mes praklausom visus podcastus, ir galvom kažkaip, ne, bet taip, tau viskas indikuoja, kad taip. Ir aš tada supratau, kad man reikia normaliai nueiti ir išsitirti. Ir aš nuėjau, aš gavau tą tokį, sakykim, tarptautinį oficialų testą. Kur Lietuvoje galima išsitirti? Lietuvoje tai yra, mes turim tokį slaptą, neslaptą sąrašą psichiatrų, kurie tuo užsiema. Bet paprastoj poliklinikoje, tai atleiskit gydytojai, bet gausi bipolinę, depresiją, nežinau, dar ką nors, bet negausi ADHD, ir negausi, aš tikiuosi, kad tai labai greit pasikeis, tai labai tikiuosi, bet realiai tai yra sąrašas privačių psichiatrų, kurie tą dalyką žino, išmano ir tikrai labai puikiai diagnozuoja. Tai tam tikros klinikos, kur tu nueini ir gali diagnozuotis. Tai aš nuėjau į vieną tokių klinikų, gavau tą testą tokį jau, kur ten daug klausimų. Ir aš sprendžiu,
ir tokie klausimai atrodo, kad, ta prasme, mes... Pavyzdžiui. Nu, nežinau, ar jums ten sunku nusėdėti neįdomiam filme, ne? Bet kiekvienas sakytų, taip man sunku. Ne. Aha, bet noriu, kad tu įžodintum. Aš noriu palysti po suolu, aš galiu atsistoti ir išeiti. Dažniausiai jie judėt pradeda. Taip, tai tu nori keisti poziciją, ta prasme, tu visur, nežinau, tu ateini į darbą. Bet jeigu įdomu, sunku nusėdėti. Jeigu yra hiperfokusas, gali nejudėti. Bet, paprastas palyginimas, neurotipinis žmogus ateina į ofisą, į darbą. Jisai ateina ryte, jisai įsijungia kompiuterį, jisai atsidaro elektroninį paštą, jisai gauna laišką, jisai pradeda atrašinėti tą laišką. Sistema. Jis ateina, atsisėdo, daro. Čia žmonės, kolegos, dirba, skambina, aš tai ADHD ateinu, tai aš įskrendu vėluodama, ne, aš tiesiog jau vėluoju, aš įbėgu, tada kažką aiškinu, kad čia buvo kamščiai, bandau pasiteisinti, nes man nepatogu dėl savo amžino vėlavimo. Tada aš atsidarau stalčių, žiūriu, kad ten bardakas, pradedu ten kažką tvarkytis. Tada žiūriu, puodelis neplautas, aš nueinu, išsiplaunu puodelį, tada aš pasidarau kavos, aš to kompiuterio, aš jeigu jį įjungiu, aš prie jo neatsisėdu. Šalutinės užduotis, ar neturiu omeny? Taip, kadangi tai yra nuobodus, nebeįdomus darbas atsidaryti kompiuterį, atrašyti laišką. Nes žinai, kas bus. Taip, aš darau viską, ką reikia, aš galiu išplauti ofisą, aš galiu žaliuzės išvalyti, aš galiu lemputės pakeisti, aš galiu perdažyti sienas. Kad tik nustumti tą užduotį. Ir tu visą laiką judi, pasidarai kavos, nueini pas kolegą. O, žiūrėk, reikia man su juo pasikalbėti apie tą projektą. Ir tu tada šneki, ir tu čia generuoji idėjas, ir čia fain, ir ateini, pliamba tas laiškas. Bet jau pietų pertrauka. Ir tu visą laiką, ta prokrastinacija, vadinasi, tu darai kitus dalykus ir tu nepasėdi. Tu tik duok priežastį, reikia parduotuvę, aš nueisiu, reikia nuvažiuoti kitą miesto galą, aš nuvažiuosiu ir tu supranti, kad tau reikia to pastovaus judėjimo. Tai tame teste tu pamatai, kad žmonės neurotipiniai neturi milijonų minčių galvoj. Jie atsikelia ryte, jie valosi dantis ir galvoja, šiandien susitvarkysiu namus, nuvažiuosiu į parduotuvę ir vakare pažiūrėsiu filmą. ADHD žmogus atsikelia, jis pradeda valytis dantis ir galvoja, reikia skalbinius. Ir jisai su šepetėliu eina skalbinių rušiuoti. Tada galvoja, reikia tešlą užmaišyti, žinai, kad ten išbrinktų miltai. Tada tu palieki skalbinius, čia tu dar su šepetėliu, tu jau eini tenai daryti, tu negali atsistoti ir valytis dantų. Pas tave, tu ten ant veiksmo esi visą laiką. Tu negali susikoncentruoti į vieną veiksmą, kitaip sakant. Aš bandau tu negali paprasčiau paaiškinti. Taip. Nes viena vertus tavo pavyzdžiai labai kraštutiniai ryškus skamba. Tai norėjau pasakyti, kad būna ir kitokių variantų. Nes yra kas ir nevėluoja ADHD, jie labai punktualūs arba anksčiau atvažiuoja. Jie būtent atvažiuoja anksčiau. Taip, ir tai yra iš nerimo. Taip. Ir tai atvažiuoja pusę valandos anksčiau ir sėdi mašinoje. Ir jeigu laiku atvažiuoja, jie beprotiškai nerimauja. Taip. Jie jau laukdami nerimauja. Taip. Tai jų yra, ADHD yra spektras, tai yra labai platus spektras. Aš esu mišrus tipas, kur tas toksai vadovėlinis, kuris yra impulsyvus ir emocionalus, hiperaktyvus ir toks. Mano brolis yra autistiškas ADHD, jis yra visiška mano priešingybė. Jis yra autistiškas ir ADHD, jo hiperaktyvumas yra galvoje, pas yra nuolatinės mintis, jisai irgi ten valo dantis, jis ten ir skaičiuoja ir bando kažką tai ten, bet jisai sėdi ramiai, jisai nelekia, nešoka, nieko ten impulsyvaus nedaro. Yra toks ADHD, kur, sakykime, nedėmesingas, čia netinkamas žodis, bet tokios mergaitės gali mokykloje sėdėti, pro langą varną šaudyti, kažkaip išsiblaškiusios tokios atrodyti, lėtos. Tai yra labai, gali turėti hiperaktyvumą, bet gerą dėmesingumą. O kaip tėvams suprasti tada? Nes mes dabar, aš nežinau, kiek laiko, pusvalandį, valandą kalbėjom apie tai, kokie dinamitai yra ADHD, kokie sprokstantis, bet pasirodo yra ta kita pusė. Tai yra ADHD, yra hiperaktyvumas, kuris gali būti išorinis arba vidinis mintise. Ne? Taip pat yra emocinis impulsyvumas, negebėjimas reguliuoti savo emocijų. Jeigu kyla emocija, jinai yra labai stipri. Tai apie tokius žmonės sako, bet matai, čia yra daug visko. Tai jinai gali ir viduj griauti, ar ne? Nebūtinai pasirodyti. Taip. Tai, pavyzdžiui, jeigu kuklesnė mergaitė, jeigu jinai bijo išsireikšti, ne, jeigu namie yra, ko čia verki, mergaitės neverkia, tada jinai ten viduj tiesiog sproginėja, ne? Bet įprastai, jeigu vaikas nesimaskuoja, tai jisai sproksta ir sako, ką tu čia lygioji vietoj dėl tokios smulkmenos, nežinau, ten sausainis sulūžo ir jisai sproksta, jisai rėkia, jisai trankosi. Taip, tai čia yra tas emocinis impulsyvumas. Bet tai nėra vieno simptomo, kad galėtum pasakyti ADHD ar ne ADHD, čia yra visa aibė tokia. Tai gali būti labai labai intelektualus vaikas ir turėti, pavyzdžiui, tą Aspergerį, kurio dabar nėra, ir ADHD, ir pas jį gali būti problemų. O ką reiškia nėra? Dabar nevadina Aspergeriu, tai yra autizmo spektro sutrikimas, bet anksčiau būdavo atskirai Aspergeris, tai reiškia, kad tai neįtakoja intelekto.
Tai va tie Aspergeris ir ADHD, jie neįtakoja intelekto. Žodžiu, apibendrinant, aš visada labai atstovauju žiūrovą, man labai svarbu, kaip išgirs, ar ne, šitą temą, kad vienareikšmiškai, kad jeigu vaikas atrodo keistas, tai va tada reikėtų atkreipti dėmesį. Tas keistas, ką reiškia keistas? Aš niekada nebuvau keista. Ne, tavęs nevadina. O ne. ką tu apie save girdėdavai? Plepi. Tai vat, vienas iš tų simptomų, kad vaikai važiuodami mašinoje, kur jaučiasi saugiai, nesustodami plepa. Tai nesustodami plepa. Pasipila tokie dalykai. Bet čia vėlgi tas žiūrim apie tą tinginystę, ne? Jeigu vaikas tempia gumą ir nedaro namų darbų, jisai sukinėjasi, malasi. Juos vadina kitokiais, gal ne keistas, bet kitoks. Tas kitoks, žinai, dvi ausis, dvi akis, nos. Kas manyje kitokio negu pas tave? Kas? Aš ekspresyvi esu. Jam sunku pritapti bus. Jisai kitoks, sunku pritapti, ar ne? Taip. Tas yra, kad... Kurti socialinius ryšius tikėtina, ypač pradžioje. Ne, aš visą laiką apsupta žmonių, labai bendrauju, aš labai... Bet ar tie labai užsidarę? Ar jie tada jau pamaišyti su autizmu? Tai gali būti autistiški, arba tai gali būti tas kitoks tipas, bet ten, aš tai jau manau, kad ten yra genialūs protai, tikrai žinau vaikų, kur intelektas viršyje visą klasę ir mokytoją, kur, pavyzdžiui, 105. Ir jie toj klasėje, jie neturi ką veikti. Tai toks, jisai gali būti uždaras, nes jisai skaito mokslinės knygas, pavyzdžiui, antrokas. Jam nėra apie ką diskutuoti, Jam nėra, ta prasme, ir jisai negali apsimesti, kad jam ten mašinėlės rūpi, ar ten kažkokie robotukai, ne, jisai skaito mokslinės knygas, bet tai greičiausiai tas arba autistiškas, arba labai gabus vaikas, labai aukšto intelekto, čia jau nepasakysi, kur kokia ten, etiketės jam klijuoti nereikia, bet jisai gali gyventi savo pasaulį, kur yra unikalu. Tai aš šiandieną nenorėjau, kad mes autizmą arba ADHD aukštintumėm, jokių būdų ne. Tai aš to ir nedarau. Jokių būdų ne. Tai yra sunkumas, mes visi atsisakytume šitos diagnozės. Taip, ir aš nenoriu matuoti, ar neuroįvairūs, ar su spektru yra, kurie yra geresni ar esni. Jokių būdų ne apie tai mūsų laida šiandieną yra. Bet pakalbėti, kad iš esmės, kaip mes galim arba savo, jeigu matom, kad tokią diagnozę turim, arba savo vaikų. Nes kas dažnai būna, kad ADHD, kadangi jie tokius pačius vaikus turi, jie ne iš karto supranta, kad tokie vaikai yra, nes jiem atrodo normalu, nes taigi viskas gerai. Tai pas mane buvo. Aš taip augau, mama taip buvo. Taip. Tai va čia dar vienis tokie spastai yra. Kodėl nesulaukė tie vaikai tos pagalbos? Taip, vienareikšmiškai, tai vėlgi mes remiamės į tai, kad mes neturim apie tai informacijos. Ateina vaikas į darželį, mokyklą, jeigu yra tokia jautresnė mokytoja, empatiškesnė ir jinai tą vaiką stebi su smalsumu, jinai gali pamatyti tam tikrų dalykų, jau simptomų, gali pakalbėti su tėvais. Kaip tėvai tą priims? Dažnai visų pirma, tėvai bijo diagnozių. Aš žinau tėvų, kurie patys turi, neturi oficialios diagnozės, bet turi tą ypatumą, jų vaikai turi, bet jie gink Dievę nepasakys, nepripažins ir nedaleis minties, o kodėl? Todėl, kad mes visuomenėje jų nepriemam. Ir va čia važinai, kad nematuoti geresni ar blogesni, mes tai nieko nenorim matuoti. Mum ADHD ir autizmas yra sunkumas šitoj sistemoje gyventi. Tai mes nesakom, kad mes ten genialūs ir ten jūs visi esat kvailiai. Gink Dieve, mums sunku yra būti. Mūsų protas tam tikroje vietoje labai fainas, bet labiausiai kasdienybėje sistemoje su juo labai sunku būti. Tai vat ir tų vaikų ten visko nesinori išsiskirti, bet esminė problema yra ta, kad mes neturim informacijos. Mokytojai vietoj to, kad pažintų, kas yra ADHD, kas yra autizmas, jie nori tuos visus vaikus padaryti zuikiais, vienodais pagal vieną liniuotę. Ir jie galbūt ne iš blogo, tiesiog tokia yra sistema, taip yra iš kartos į kartą. Ir jie, nusprendė, arba nepasako tėvam, arba jeigu pasako, jau mato, kad sunkumus tėvai kategoriškai nes jie greičiausiai ADHD yra autistiški. Tada mes nueinam pas specialistus, kurie irgi nėra labai kompetitingi. Pavyzdžiui, atveda mama vaiką pas gydytoją neurologą ir sako, man va čia keista, vaikas daro tą ir tą ir tą, kas yra neįprasta. Sako, neieškokit vaikui ligų, išaugs. Ir yra tokių aibė, kur vaikai autistiški su ADHD, jie negauna pagalbos, nes specialistai sako, neieškokit ligų, diagnozė visam gyvenimui, kam jums to reikia. Tai mes dar gyvenam tokioj visuomeniai, kur mes nesam atviri priimti tą tokį išskirtinumą, kitoniškumą, ypatumą ir tą supratimą, kad tos smegenys veikia skirtingai ir viskas su tuo yra gerai.
Mes kalbėjom su tavimi apie tai, kad ADHD labai dažnai nejaučia savęs ir sustoja tada, kai jau perdega. Kokie yra atsistatymo būdai? Nes tas jautrumas yra apie 40%, kiek žinau, yra didesnis. Tas pats, kas tu vietoj vieno filmo 2 vienu kartu žiūrėtum, ar ne? Vat taip jaučia smegenis. Kokie yra savireguliacijos būdai? Kaip atsistatyti? Tai visų pirma, reikia nedaiti iki to perdegimo, nes pas mus yra kraštutinumai. Bet jeigu jie nejaučia? Tai vat, tam vėlgi visų pirma turi žinot, ką tu turi. Ir turi kreiptis pagalbos. Tam yra coacheriai, mes turim neuroįvairovės perdegimo specialistų, mes turim coacherių, ADHD ir autizmo, kurie tuos dalykus fantastiškai supranta. Ir mes turėtume turėti tokią kaip nuolatinę pagalbą, komandą, terapiją, mindfulness, visi va šitie tokie dalykai, kad būti tokiam sąmoningam. Bet be pagalbos mes, be žinių, be informacijos mes to nieko negalim, be diagnozės. Mes tiesiog ir varom, taip sakau, ant ribos. Tai aš žinau, kad Facebook'e yra grupė ADHD. ADHD Lietuva. Taip, tu turi klubą įsteigti. Tai priemonių atsiranda, ar ne? Aš esu sukūrus Facebook'e savo asmeninį tokį tinklą ADHD klubas, kuriame aš kalbu apie tai. Taip pat aš esu įkūrusi viešą įstaigą ADHD akademiją ir aš organizuoju renginius. Tai vat, kas nori, kas mato poreikį, aš galiu suorganizuoti konferenciją, seminarą, kažkokius tai dalykus. Tarsi tam tą ir įkūriau, kad galėčiau organizuoti žmonėm, mokytojam, visuomeniai, bendruomeniai susitikimus, seminarus, informacinius dalykus. Toliau mes turim, vėlgi aš esu viena iš bendrasteigėjų ADHD asociacijos, kuri yra skirta bendruomeniai. Tai va dabar mes jau susitvarkėm asociaciją, pasikviečiau į valdybą, susirinkau fantastišką komandą. Tai mes jau turim begalybę planų, kad padėti tiem žmonėm, kad kurti tas bendruomenės, kad kurti, ta prasme, planų tai yra ir ADHD centrą atidaryti, kur žmogus ateitų ir gautų visokiojopą pagalbą. Tiek diagnozė, tiek vaistus, jeigu jiem reikia, tiek terapijas, jeigu jiem reikia, tiek tiesiog bendruomenės susitikimus. Tiem žmonėm būtina yra bendruomenė, kad jie ateitume, tu toks, aš toks. Mes normalūs. Nes tą kraštutinį mes matom, bet šiaip žmonių tarpe yra labai daug ADHD zuikių, kurie yra pasislėpę. Bet jie nesijaučia gerai. Jų pilna ofisuose, organizacijose. Tai va tą aš ir stengiuosi daryti, aš sakau, nežinau, mano diagnozė atvedė į tą tokį, į savo misiją. Man atrodo, mano visas gyvenimas buvo repeticija ir dabar aš galiu realizuoti tai, ką moku, tai, ką sugebu, va tam bendram tokiam tikslui ir aš labai noriu burti tą bendruomenę, kad jie ten gerai jaustųsi. Tai aš esu tas toksai būrėjas, sakau, aš randu specialistus, aš randu bendruomenę, aš suburiu, suvedu ir kad jie ten gerai jaustųsi. Tai, pavyzdžiui, va tos pačios konferencijos, Vilniuje konferencija, Kaune konferencija buvo išvis kosminė, prie manęs ėjo žmonės grupėmis. Jie man verkia, tai jie pirmą kartą mane mato, jie prieina prie manęs, moteris, suaugusios, vyresnės. Nes tu legalizavai juos. Taip. Ir sako, ką jūs kalbat Facebook'e, tai yra apie mane. Aš visą gyvenimą jaučiausi netikus, o aš tai žinau, nes aš taip jaučiausi. Visą gyvenimą aš jaučiausi brokuota, netinkama, nepakankama. Ir dabar aš sakau, žmonės, su jumis viskas gerai, su manim viskas gerai, mes esam va tokio proto, tokio veikimo. Ir aš juos kviečiu ir jie ateina ir aš kaip pamačiau, kad žmonės Kaune prieina ir verkia, jie rauda, mamos, kurios turi patirtį, leidžia vaiką į mokyklą, jisai ten atstumiamas, jos pačios ADHD. Tai yra labai labai sunku, labai labai stipru. Ir pagalbos mes Lietuvoje neturim. Tai aš noriu suburti tą tokią bendruomenę, tokį tinklą, kad jie gautų tą pagalbą, visų pirma gautų informaciją, kad jie ne vieni, kad tai normalu, kad mes kartu, mes stiprus, mes galim padaryti dalykus, mes turim rūpintis savimi, vieni kitais ir viskas man bus gerai. Matai, kaip aišku, kodėl gavai tą ypatybę. Kiekviena spina turi savo raktą. Taip, aš tą supratau, kad mano visos tos savybės labai tinka šitam darbui. Ir aš labai gerai jaučiuosi, nes aš kaip realizuoju savo gebėjimus. Ir aš matau labai didelę prasmę. O žmogus ieško prasmės, ne kaip Franklis rašė. Tai man reikia tos prasmės ir matyti tos žmonės, kurie susirenka, ten 450 žmonių, jie gauna informaciją, jie jaučiasi gerai, jie apsikabina. Per mūsų konferenciją buvo pranešėja yra Rūta Viktorija, tai yra ADHD persona, kuri coacherė yra. Tai jinai kalbėjo apie maskavimąsi, gyvenimą, tai
Žmonės atsiėmė skyrybų dokumentus po jos pranešimo. Tai yra galinga, tai mes turim apie tai kalbėti, nes niekas apie tai nekalba. Nu tai kas daugiau, jeigu ne mes, nes mes nepatogus. Man labai patiko jos ta frazė, kad sako, man atrodo, kad aš galiu netiksliai atkartot, bet sako, kai aš persitempiu, aš girdžiu, kaip elektra vaikšto sienos. Ir čia yra toks, čia tiesiog šūvis į kaktą. Čia yra labai jautrus sensoriniai dalykai. Tas, kas tą patyrė, tikrai supras, nes tam nejaučiančiam to neįmanoma papasakot. Gerai, blitz klausimai. Gerai? O, blemba. Prašymas atsakyti greitai. Ne greitai, o trumpai. Va. Gerai. Kaip atskirti ADHD nuo perdegimo arba nerimo kasdienoje veikloje? Tai čia yra vienas ir tas pats. Ta prasme, tai yra pasiekmė ADHD. Čia negali atskirti. Čia turi bakteriją, tau kyla temperatūra. Tai, kaip atskirti? Čia bakterija, tvarkai bakterija, nebėra temperatūros. Man tai yra... Aha, okay. Koks vienas įprotis duoda didžiausią efektą valdant ADHD? Rutina, sportas, sakyčiau, tas toksai rutina, kur tu susidėlioji. Sportas, mityba, miegas, sveiko gyvenimo būdai, mityba, cukrus apriboti, visi šitie dalykai. Labai veikia šitie dalykai, labai. Savireguliacija, ar ne? Sugriauk vieną mitą apie ADHD. ADHD nėra liga. Tai nėra pagydoma, tai nėra susirgimas, jo nereikia gėdintis, tai yra ypatumas, tai yra smegenų veikimo principas. Kaip žmogus su ADHD dažniausiai pats save viduje apibūdina, kai niekas negirdi? Aš nekoks, aš netinkamas, aš nepakankamas, kas su manim ne taip. Jis savo tokius klausimus kelia. Taip. Čia jeigu jis nežino apie save. Ką neuroįvairus sunkiausiai supranta apie šio žmogaus kasdienę patirtį? Neurotipinis, atsiprašau. Apie šio žmogaus kasdienę patirtį. Taip. Tai mes vaikštom ant maksimalių ribų. Ta prasme, mes ant pastovios įtampos, ant pastovios savigraužos, ant pastovaus jausmo, kad mes nepakankam ir mums nepavyksta. Ir mes tą išgyvenam visą savo esybę. Tai mums emociškai yra be galo stipru. Intensyvu. Taip, visiškai. Kada žmogus su ADHD jaučiasi normalus ar netgi stiprus kasdienėje veikloje? Tarp savų. Tarp savų, vienareikšmiškai. Aha. Mes nežinodami, pavyzdžiui, kad turim neuroįvairovę, mes sutinkam žmogų, tu esi savas, man su tavim saugu, man gera, mes pradedam daryti nesąmonės. Ir kai tu būni su neurotipiniu, yra tas toksai atspindėjimas, tas veidrodiniai neuronai, kai tu sutinki žmogų ir pas mane yra tas jausmas, kai yra neurotipinis, aš jaučiuosi keistai, nes aš nesuprantu, kas vyksta. Aš sutinku savą, viskas, iš parankės varom. Tai geriausiai jisai jaučiasi, kai yra tarp savų, kai jaučiasi normalus. Paskutinis. Užduok, prašau, man klausimą atgal. Ką manai apie ADHD? Net nežinau, kaip čia trumpai atsakyti. Aš labai noriu šitą temą legalizuoti. Man tai yra labai svarbu. Aš turbūt tas ir jaučiasi laidoje, kad aš labai stengiausi nešališka būti, užduoti klausimus tarsi iš šalies, bet man labai svarbu, kad tokius klausimus visuomenėje keltų. Iš esmės šita laida tam ir yra apie socialinės mūsų stigmas ir problemas. Mano misija yra tokia. Man labai geras su tavim susitikti, susipažinti ir apie tai pakalbėti. Mes abi turim misiją ir jos čia labai susitiko. Tai aš esu be galo dėkinga. Aš tau irgi labai dėkinga. Aš labai linkiu, kad tie dideli planai pavirstų kūnu. Tai labai tau ačiū už tai, kad tu atvykai. Man dažnai sako, kad mano Sofa atrodo kaip klestinti kompanija, kad mums labai gerai sekasi, kad tikrai pas mus vyksta labai daug visokių renginių, ateina daug žmonių ir tikrai kūrėme mes tą sėkmės įvaizdį. Renginių nuo kultūrinių iki edukacinių, muzikinių ir pramoginių. Mano Sofos erdvėje mes netgi esame atsivežę fortepijoną į mūsų erdvę ir ne kartą vyko koncertai žmonėms. Ir tai yra labai neįprastas formatas, nes ant sofų susėdus klausytis fortepijono muzikos yra kažkas unikalaus. Ir toks baldų pasirinkimo būdas yra tikrai nematytas Lietuvoje, kad būtent per renginį gali įsipatoginti ant sofos ir ją išsirinkti tarsi nejučiamis. Kartais žmogus net nepagalvoja, kad jam reikia naujos sofos, kol ant jos neatsisėda. Linkiu kiekvienam žmogui sulaukti kiekvienos dienos pabaigoje tos minutės, kai jis gali grįžęs namo atsipalaiduoti ant savo pačios minkščiausios ir patogiausios sofos.